Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis į ECA. Pristatymo metu supažindinsiu su išmaniųjų kasos aparatų posistemio į ECA funkcionalumais. Pristatymą pradėsiu nuo kasos aparatų ir jų tipų. Pirmasis kasos aparatas, kurį pristatysiu, yra kasos aparatas su saugos moduliu. Šis tipas rekomenduojamas, kai klientų srautai dideli ir pastovūs. Tai yra, naudojant šio tipo kasos aparatą, interneto ryšys reikalingas tik duomenų perdavimo į ECA momentu. Duomenys perduodami kartą per 24 valandas, o esant techniniams sutrikimams ne vėliau nei kartą per 72 valandas. Kvitas išduodamas tik po duomenų pasirašymo saugos modulyje. Neperdavus duomenų, kasos aparato darbas neblokuojamas, klientai gali būti aptarnaujami. Kitas kasos aparatų tipas yra virtualios fiskalizacijos kasos aparatas, kuris rekomenduojamas, kai klientų srautai mažesni ir nepastovūs. Naudojant šio tipo kasos aparatą, būtinas nuolatinis interneto ryšys, nes šio tipo kasos aparatas veikia tiesiogiai į ECA. Kvito duomenys perduodami į ECA operacijos metu. Kvitas išduodamas tik po iš ECA gauto patvirtinimo. Sutrikus interneto ryšiui, įvykus trikiams į ECA ar dėl kitų priežasčių neperdavus duomenų į ECA, kasos aparato darbas stabdomas. Klientams vietoje kasos kvito išduodamas kitas apskaitos dokumentas. Šioje skaidrėje parodyta, kaip neautorizuotoje IMA srityje pasirinkus skiltį į ECA galima rasti Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašą. Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų modeliai yra išvardinti sąrašo lape modelių sąrašas. Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių sąrašą ir jų galimus aptarnauti kasos aparatų modelius galima rasti lape aptarnavimo įmonės. Prie ECA sistemos atsiskaitimo priemonės naudotojai gali prisijungti atsidarę nuorodą eca.vmi.lt ir pasirinkę vieną iš 3 galimų prisijungimo būdų – per išorinės sistemas, su VMI priemonėmis arba su elektroniniu parašu. Jeigu yra suteikti įgaliojimai atstovauti kitą ūkio subjektą, prisijungus prie ECA, iššokančioje formoje reikia pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją. Neturint įregistruoto kasos aparato veikiančio su saugos moduliu ir virtualios fiskalizacijos kasos aparato, prisijungus prie ECA matysite tokį vaizdą. Turint kasos aparatą veikiantį su saugos moduliu ir virtualios fiskalizacijos kasos aparatą, prisijungus prie ECA matysite tokį vaizdą. Norint ECA portale susirasti naudotojo instrukcijas ir susipažinti su atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus, reikia paspausti skiltį apie ECA ir pasirinkti iš sąrašo skiltį pagalba. Atsidariusiame lange matysite patalpintas naudotojų instrukcijas ir kitą aktualią su ECA susijusią informaciją, kurią galėsite naudotis. Toliau pristatysiu, kokius veiksmus reikia atlikti, norint ECA portale įgalioti aptarnavimo įmonę, kad ši galėtų tvarkyti jūsų kasos aparatą. Norint tai padaryti, reikia
pasirinkti meniu punktą įgaliotos aptarnavimo įmonės ir paspausti mygtuką įgalioti naują. Įvesti įgaliojamos aptarnavimo įmonės duomenis ir spauskite mygtuką įgalioti. Atkreipiu dėmesį, kad aptarnavimo įmonei nesuteikus papildomi įgaliojimai, aptarnavimo įmonė negalės peržiūrėti teikiamų kvitų duomenų ir ar juos taisyti. Norint pakeisti įgaliotos aptarnavimo įmonės duomenis, reikia atlikti šį veiksmą. Įgaliotos aptarnavimo įmonės peržiūros lange paspausti mygtuką keisti. Paspaudus mygtuką keisti, galima aptarnavimo įmonei suteikti įgaliojimus, peržiūrėti ir ar taisyti kvitų duomenis pasižymėjus atitinkamus langelius skiltyje papildomi įgaliojimai. Pasirinkus meniu punktą naudojamos atsiskaitimo priemonės, galima įvesti filtro parametrus, pagal kuriuos norima atsifiltruoti atsiskaitimo priemonės ir paspaudus mygtuką filtruoti, pasirinkti įrašą, kurį norima peržiūrėti, paspaudžiant ant įrašo eilutės. Atsiskaitimo priemonės peržiūros forma ir atvaizduojami duomenys priklauso nuo peržiūrimos atsiskaitimo priemonės tipo. Galimi atsiskaitimo priemonių tipai: kasos aparatas su saugos moduliu, kasos aparatas su virtualia fiskalizacija, terminalas autonominis, kasos aparatas autonominis, taksometras autonominis, taksometro spausdintuvas autonominis, prekybos paslaugų teikimo automatas autonominis. Šioje skaidrėje pateikiami kasos aparato veikiančio su saugos moduliu viršutinėje skaidrės dalyje ir virtualios fiskalizacijos kasos aparato apatinėje skaidrės dalyje peržiūros skirtukai. Atsiskaitimo priemonės peržiūros duomenys pateikiami atsiskaitimo priemonės registraciniai duomenys, naudotojas, sertifikatai, atsiskaitimo priemonės nustatymai, kriptograma ir kita. Techninis e-pasas. Pateikiamas sąrašas atliktų veiksmų su kasos aparatu. Kvitai. Atvaizduojamas sąrašas pateiktų kvitų iš kasos aparato. Rinkmenos. Atvaizduojamos pateiktų kvitų rinkmenos iš kasos aparato. Čia matote autonominio kasos aparato peržiūros formą. Autonominiai kasos aparatai turi du peržiūros skirtukus. Skirtuke atsiskaitimo priemonės duomenys yra pateikiami kasos aparato registraciniai duomenys, naudotojas, naudojimo vieta. Skirtuke būklės atvaizduojama pagrindinė kasos aparato registravimo ir registravimo duomenų keitimo informacija. Skirtukų kvitai ir rinkmenos nėra, nes tai seno tipo kasos aparatas, kuris neteikia duomenų į ECA. Pateiktų kvitų paieška ir peržiūra atliekama prisijungus prie ECA sistemos ir pasirinkus meniu punktą pateikti kvitai. Pateiktų kvitų paiešką galima atlikti pasirinkus norimą peržiūrėti kasos aparato kvitą ir arba užpildžius filtre esantį lauką. Taip pat galima naudoti išplėstinio filtro esančio dešinėje pusėje galimybės. Išsifiltravus kvitus, norint peržiūrėti pasirinkto kvito duomenis, reikia spausti ant įrašo eilutės, kurioje yra norimas peržiūrėti kvitas. Pasirinkus kasos aparatą ir arba išsifiltravus kvitus, norint peržiūrėti pasirinkto kvito duomenis, reikia spausti ant įrašo eilutės, kurioje yra norimas peržiūrėti kvitas. Atsidaro langas, kuriame pateikiama pasirinkto dokumento informacija. Norint ištaisyti į ECA pateikto ir pasirinkto dokumento duomenis, reikia spausti mygtuką Taisyti duomenis.
Esant dokumento taisymo režime, pataisomi neteisingi duomenys. Ištaisius neteisingus duomenis ir nurodžius dokumento taisymo priežastį, ją nurodyti privaloma. Formos apačioje reikia paspausti mygtuką Tikrinti ir pateikti. Pateikus dokumentą susiformuoja nauja dokumento versija. Visas konkretaus dokumento versijas galima pamatyti dokumente išskleidus lauką Dokumento versijų istoriją. Antras paveiksliukas. Norint atlikti pateiktų kvitų rinkmenų peržiūrą, kairiajame meniu reikia pasirinkti meniu punktą Pateiktos kvitų rinkmenos. Yra aktualu, kai naudojamas kasos aparatas veikiantis su saugos moduliu arba virtualios fiskalizacijos rinkmenos. Pasirinkus norimo peržiūrėti kasos aparato kvitų rinkmeną arba užpildžius filtre norimus laukus, galima atlikti kvitų rinkmenos paiešką ir pasirinkti rastos pateiktos rinkmenos įrašo eilutę. Atsidarius pasirinktą rinkmeną galima peržiūrėti ir patikrinti pateiktos kvitų rinkmenos duomenis skiltyje Rinkmenos informacija. Peržiūrėti ir pasitikrinti pasirinktoje kvitų rinkmenoje esančius kvitus ir jų duomenis galima skiltyje Rinkmenoje pateikti kvitai. Norint suformuoti kasos aparato veikiančio su saugos moduliu ir arba virtualios fiskalizacijos kasos aparato kasos operacijų žurnalą, reikia pasirinkti meniu punktą Operacijų žurnalas. Toliau reikia pasirinkti kasos aparatą, kuriam norima suformuoti kasos aparato kasos operacijų žurnalą ir nurodyti reikiamo ataskaitinio laikotarpio datas. Tai atlikus, spaudžiamas mygtukas Formuoti. Norint eksportuoti kasos aparato kasos operacijų žurnalą į Excel arba CSV formato dokumentą, pasirenkam mygtuką Eksportuoti. Iš eksportuoto kasos aparato kasos operacijų žurnalo skiltyje Operacijų žurnalas galima peržiūrėti kasos aparatu užfiksuotų pardavimų, supirkimų duomenis. Skiltyje Detalus operacijų žurnalas galima peržiūrėti detalius suminius kasos aparatu užfiksuotų pardavimų, supirkimų duomenis. Šioje skaidrėje matote apžvalgą, kuri rodoma tiems ūkio subjektams, kurie naudoja kasos aparatus veikiančius su saugos moduliu ir arba virtualios fiskalizacijos kasos aparatus. Apžvalgą sudaro 3 pagrindiniai blokai. Tai aktualios atsiskaitimo priemonių neatitiktis, pateikti kvitai ir finansiniai duomenys iš ataskaitų Z. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkoju už dėmesį.